Sveiki, mėly žiūrovai, vėl su jumis laida Stiprus verslas su Invega ir šiandieną mano pašnekovas yra Superhow įkūrėjas Vytautas Kašėta. Labadiena. Labas, Vytautai. Tai kas yra Superhow? Gal pradėkim pirmiausia nuo to. Papasakokit, kas tai yra. Tai visada patinka šitas klausimas iš tikrųjų, nes Superhow, tai kaip mes save pozicionuojam, tai yra inovacijų kūrimo laboratorija. Angliškai tai vadinasi R&D laboratorija, vėlgi privati inovacijų kūrimo laboratorija, kur mes teikiame verslui inovacijų kūrimo, inovacijų ieškojimo, poreikių įgyvendinimo paslaugas ir atliekame mokslinius tyrimus, technologinius tyrimus ir galime įgyvendinti, tai kuom skiriamės nuo mokslo laboratorijų, kad mes galim ne tik tai padėti sudėlioti, ką reikia pagaminti verslui, bet ir tą dalyką padėti pagaminti ir praeiti visą kelią nuo idėjos iki inovacijos sukūrimo. Laboratorija. Kaip jūs pats sugalvojat, Vytautai, kad reikia tokios laboratorijos, o ne, pavyzdžiui, autoserviso? Tai, kad ne autoserviso, tai aišku, nes aš vis tik esu fizikas, baigęs fiziką, tai man įdomu tie eksperimentavimai ir naujos technologijos, vėlgi kūrimas ir kitos dalis. Tai būdamas IT sistemų inžinierius, reiškia, iš darbinės patirties, aš stengiuosi likti su IT inovacijom. Ir kai mes žiūrim, ieškom IT inovacijų, tai kas yra inovatyviausia šiandien, kas inovatyviausia buvo 16, 17, 18 metais, tai be abejo blokų grandinės, kvantinė kompiuterija, dirbtinis intelektas ir iš tiesų su kolegomis, su kuriais bendrai sukūrėme verslą, su Andriumi ir Linu, mes 18 metais pasiklausę, pamatę Lietuvos kripto verslų sėkmės istoriją, kaip pavyko pritraukti daug pinigų, pamatėm, kad yra niša, kur pinigų pritraukti pavyko, o dabar reikia tas inovacijas kurti ir kam kurti ir staiga nėra kam kurti. Pabandėm surasti galimybę, gal reiškia per institucinius mokslo įstaigas, tai gal gali atsirasti kompetencijos universitete, bet mūsų vienas iš co-founderių Linas, jisai tikrai pasakė, jis dėsto blockchainą MIFE, bet tikrai pasakė, sako, ne, su tuo keliu nelabai gali pavykti, reikia privačios iniciatyvos. Ir tiesiog, reikia, paėmėm, susėdom, sakom, yra verslas, verslo poreikiai, ateina klientai su savo inovacijų alkiu, mums reikia kitos pusės, tiesiog sumečinti, sujungti, tai paimti tos jaunus talentus iš universitetų, tik baigusius arba bebaigiančius mokslus ir juos įdėti į projektą realų, kur jie gali daryti ir mokslinius tyrimus, ir tęsti savo studijas, ir tuo pačiu daryti realią inovaciją, kurti dalykus. Tai čia toks buvo pagrindas pradžia. Kaip verslas jau, arba neatsakyčiau gal kada jau kreipėsi į jūs, kad jiems reikalinga pagalba kažkokią inovaciją įdiegti? Tai iš tiesų labai įvairiai priklauso nuo verslo. Aišku, kadangi mūsų didžioji dalis klientų, kokių, sakyčiau, 98% klientų yra užsienyje, mes eksportuojam paslaugas, tai tarkim, jie galbūt lengviau identifikuoja, kad kažko reikia. Jau verslas priėjo prie kažkokio noro sukurti inovatyvų produktą ir tik tai dabar nežino kaip. Verslas sako, norim diegtis blockchainą, bet nežinom, kur čia tą blockchainą pritaikyti. Ir tada jie tiesiog pasiieško, kas čia daro R&D veiklą su blockchainu, randa mus, ateina pas mus, sako, įdiekit mums blockchainą. Mes tada verslui sakom, žiūrėkit, įdiegti mes galim, jokių problemų, bet pažiūrėkim, ar jums tikrai reikia, nes blockchainas sudėtinga, brangu, ten labai daug ne yra, kodėl nereikia. Ir
ir tokiu būdu mes tą klientą, kaip ir gražinam šiek tiek žingsniuką atgal, pabandom išsiaiškinti, ar jo verslui tikrai reikia šitos inovacijos, gal jiem reikia kitos inovacijos. Ir kartais tokie, kaip ir atkrenta tokie klientai, bet vėlgi, žiūrint iš inovacijos dėgymo pusės, mums svarbu kaip partneriui, kad klientas būtų pasirengęs eiti pilnai iki galo. Jeigu jau pasiryžo daryti inovaciją, tai eiti per tą visą skausmingą transformavimosi procesą ir dėl to mes kaip ir kvestionuojam, challenge'inam, klausiam, ar jums tikrai reikia šitos inovacijos. Iš kitos pusės yra klientų, tarkim, viešasis sektorius arba šiaip, Lietuvoje dažniausiai su viešoju sektorium dirbam, tai ten būna vėlgi kitoks momentas. Iš pradžių mes einam, konsultuojam viešąjį sektorių, mūsų puikus pavyzdys su Lietuvos banko, konsultuojamės, ką reikia padaryti, ko jie nori pasiekti. Turiu omeny LB Coino projektas, tai iš pradžių konsultacijos, kaip prieiti prie tos inovacijos, kaip ją sukurti. Ir šitoje vietoje mes ir galim pagelbėti. Tai mes turim tokius ir vėlesniai stadijai galim įjungti tą inovaciją, ir ankstesniai, bet mes turim, kaip vadinam, tą innovation framework arba inovacija kaip paslauga, innovation as a service, kur tam verslui svarbiausia pastatyti teisingą kelią ir tada jau yra, procesas jau yra aiškus ir mum, ir jam. Minit blockchainą. Dažniausiai blockchainas visiems asocijuojasi su kriptovaliutomis. Kur dar verslas inovuoja su blockchainu kitose srityse, ne tik turbūt apie kriptovaliutas? Taip, iš tiesų, yra tos inovacijos. Aš kaip sakau, kad iš tiesų technologija yra svarbi tada ir tik tai tada, kai jinai keičia mūsų socialinį ekonominį gyvenimą. Nes šiaip technologija dėl technologijos yra smagu, bet tai yra tas grynasis mokslas, kur moksliniai tyrimai daromi dėl mokslo pažangos. O verslui iš principo technologija reikalinga tam, kad ta technologija padėtų supaprastinti kažkokį gyvenimą, procesus, socialinį, ekonominį gyvenimą, dar kažką. Tai dėl to mums labai patinka į inovaciją žiūrėti iš realizavimo pusės. Tai kriptoekonomika. Kriptoekonomika yra puiki sritis, kur iš tiesų blokų grandinės su to socialinė inovacija rado pritaikymą, puikų pritaikymą. Bitcoinas kaip tas nepriklausomas vertės perdavimo tinklas arba kitos technologijos. Bet blockchainą, kaip ir kitas technologijas, galima taikyti ir kitur, aišku. Tarkim, logistikoje. Tai logistikos grandinė yra ganėtinai komplikuotas, sudėtingas mechanizmas, kur mes paprastai turim sekti, jeigu tai apie didelius krovinius kalbam, tai važtaraščius, bill of lading, tai reiškia tokius dalykus, kur tarpusavio atsiskaitimai, reiškia, vėlgi vyksta... Nepavyko vėl pabėgti nuo ekonomikos, nes sumos vis tiek yra, milijardinės sumos už krovinius, ir tos papiriukus reikia sekti. Bet vėlgi, tai yra ne vertės apsikeitimo infrastruktūra, tai yra labiau dokumentų infrastruktūra, kur kadangi yra daug suinteresuotų šalių, tai visos tos šalis nori surasti bendrą infrastruktūrą, kur galėtų susitarti dėl bendros tiesos. Jeigu kažkur kompanija, tarkim, Taivanyje pasirašė man ant blokų grandinės pagrindų veikiančiai infrastruktūrai pasirašė dokumentus, tai jau aš galiu būti tikras, kad taip, tas parašas yra, reiškia, kažkas validavo, patikrino ir aš jau ten galiu tą pakrauti konteinerį ir jį išsiųsti. Tai vėl,
vertikalių, ne, pas mus yra tikrai daug, kur galima taikyti blokų grandinės. Kad ir na, kitose srityse, na, apart logistikos, nežinau, dar kur darbas su duomenim, ne, reikia timestampingo mechanizmai kažkokie ar dar kiti. Bet aišku, yra ir kitų technologijų ir blokų grandinė dažnai eina šalia su kitom technologijom. Na, tai yra ir kvantinė kriptografija, ne, kas dar labiau inovatyvu. Na ir tas didieji duomenys, tai yra dirbtinis intelektas. O kaip dabar jūs matot pasaulyje bendrai, kur daugiausiai vyksta inovacijų arba poreikis inovacijų, kur yra didžiausias? Tai, na, kur yra didžiausias, tai gal sunku būtų identifikuoti, nes vėlgi čia labai skirtingais pjūviais galim žiūrėti. Na, tai viešajame sektoriuje yra tų inovacijų poreikis didelis iš tikrųjų, nes vėlgi gal ir pagalbos viešajam sektoriui labiausiai reikia, ne, tų realių inovacijų, nes na, kaip čia, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas turbūt yra glaudesnis negu mokslo ir privataus sektoriaus ir verslo, bet tai jeigu sektoriais, ne, jeigu žiūrėtumėm per, na, nežinau, paslaugų kokią prizmę, tai tas inovacijų poreikis, na, nežinau, na, visur iš tiesų yra didelis. Kiekvieną dieną. Ieškoti kažko tais naujo ir įdomaus. Bet grįžkim, Vytautai, dabar. Vytautai, prie jūsų įkūrimo, ar ne, 18 metai. Kai viskas prasidėjo, ar ne, ir jūs sakot, reikėjo samdyti jau studentus pas bebaigiančius, kad jau galėtumėt, nes jūs turėjot idėją, kur reikia panaudoti protus, bet reikėjo ir tų protų, kad daugiau prisijungtų, ar ne, darytų darbus, darytų dalykus. Tai kaip jūs patys 3 partneriai, ar ne, pradėjot, ar susidėjot savo pinigus, ar ieškojot finansavimo, kad galėtumėt jau samdyti ir kitus ir pradėti, na, tuos realius tyrimus daryti ir realias kurti paslaugas? Taip, tai iš tiesų, tai mūsų galvose galbūt tas planas ir poreikiai ir šiaip bendrai veiklos, na, mes veiklas pradėjom vykdyti anksčiau negu įkūrėm įmonę, nes, kaip jūs teisingai pastebėjot, reikia pinigų turėti, reikia kapitalo, tai mes iš tikrųjų pradėjom, na, turbūt visus 18 metus tiesiog dirbom tą linkme, tiesiog pagal atskiras individualias sutartis konsultavom, žiūrėjom, ką galima padaryti, netgi darėm workshopus, na, universitetuose, kaip, na, tą visą socialinę dalį mes darėm iš daug anksčiau, nes vėlgi, o kodėl? Todėl, kad, na, neturėjom kapitalo savo, nėra iš ko susimesti, na, šiek tiek gal ten buvo iš tų investicijų kažkas likę, bet ne taip, kad galėtum pilnai startuoti su verslu. Ir čia gavosi, kad, na, bedirbdami tą linkme, mes tiesiog radom klientą. Na, atėjo klientas, kaip ir sakiau, toks mūsų tas tai vadinamas ICP, na, tas mūsų norimas idealus, reiškia, klientas, kuris paprašė mūsų, ar mes galim sukurti, na, inovatyvią infrastruktūrą su tokenu, su tokenomika, su visais tais dalykais, ką mes jau tuo metu puikiai išmanėm. Ir žinoma, tai, na, pirmas klientas, kadangi jau tuoj ateis avansas, na, tai iš to avanso mes ir įsikūrėm tada įmonę. Na, taip gal ne visai protingai padarėm, įkūrėm 18 pabaigoje, gruodžio 20 dieną. Taip, net ataskaita, viskas šitas, tai kitą kartą kursim nuo sausio 1 jau, bet taip gavosi. Na, kita klaida, kurią turbūt padarė, nu, kaip čia, klaida, ne klaida, bet tokia ne pats geriausias momentas, mes įsikūrėm mažąją bendryją, kai tuo metu jau tikrai reikėjo mums UAB steigti, tai, na, lygiai po metų mes prasikonvertavom tą mažąją bendryją į UAB, kas, na, buvo vėlgi išlaidos.
Tai čia toks reikia labai gerai pagalvoti, ar tu tikrai planuoji išlikti mažas, reiškia, dideliam pasauliu. Ir štai iš to pirmojo avanso, iš pirmojo kliento mes įsikūrėm. Tai pradėjom samdyti žmonės, tai patys mes kaip ir turbūt dar metus laiko dirbom iš savo resursų. Be atlyginimų trumpai, taip. Be atlyginimų, kaip įkūrėjai, o darbuotojus, tai reikėjo samdyti. Labai puikiai prisimenu mūsų pirmą darbuotoją Matą, tai iki šiol džiaugiamės, kad jisai iš tikrųjų pirmas darbo mūsų sėkmės istorija turbūt ir prasidėjo irgi nuo to, kad suradom tokio lygio talentą, tai buvo labai smagu. Bet aišku, tas avansas ilgai netruko, tai reikėjo, pradėjom ieškoti kitų variantų, kaip toliau važiuoti. Ieškojot finansavimo? Jo, ieškojom. Iš tikrųjų, aš turbūt nuo pat pirmų, nuo 19 metų taip atsisėdau, galvojau, tikrai bus kažkokio valstybinio, tokio, nežinau, kažko siūlomo. Tuo metu, neįsivaizdavau, bet aš kadangi iš patirties ministerijoje turėjau darbo, tai maždaug įsivaizduoju, kaip viskas vyksta, atsisėdau, puslapiukai, ten raštai, pasiskaičiau, kas ką siūlo, kas ką turi. Tuo metu pavyko surasti tas inovacijoms skirtas priemonės iš Mitos, tuometinės agentūros, InnoStartas, InnoChekiai, visokie panašus dalykai, tada pavyko rasti ir Invega, ten CoInvest, dar ten visokių tų iniciatyvų. Pradėjom skaityti, žiūrėti, aš kaip atsidariau 19 metais tos langus visus, taip iki šiol pas mane jie atidaryti ir aš vis dar domiuosi tom iš tikrųjų priemonėm, kurios yra prieinamos verslui ir apie pirminės priemonės visą laiką svarstėm. Aišku, tuo metu vėlgi pardavimai važiavo greičiau negu mūsų tas reiškia, perskaitimas tų visų popierių ir nes tu visada galvoji, ar jau dabar laikas ten tos pirminės priemonės pabandymui, ten tų 20 000, 30, 40, kiek ten tų įmanoma. Iš kitos pusės vėlgi visą laiką yra, kai galbūt gal čia reikėjo pasikonsultuoti labiau, bet tarkim, tu pasiskaitai, pasižiūri ir matai, kad, čia 80%, ten garantija, tai, reiškia, reikės nekilnojamo turto, neturim. Gerai, skipinam ir tu tiesiog važiuoji, kol galų gale, dabar galvoju, kada mes čia 22 turbūt iš tikrųjų privažiavam tokią vietą, kur, sakom, pabandom, vis tiek, reikia tų apyvartinių lėšų, nes klientų daug, atrodo, čia jau sudėliotas pardavimai į priekį, bet aišku, viskas, pas mus, kadangi klientai užsienis, klientai dideli, mėnesio išlaidos nemažos, ir tas gaunasi ta inercija, kad nuo to, kai mes pasirašom sutartį, pradedam daryti darbus, tai kada ateina pinigai, tai tas labai nusikelia. Dėl to, pavyzdžiui, likvidumo kreditavimas mums yra labai labai reikalingas dalykas, ypatingai inovatyvius produktus kuriant, neskaitant to, kad tu pasiemi jo avansą, bet vis tiek likvidumas yra viskas. Tai vis tik nusprendėm kreiptis, pasižiūrėjau, aišku, ten viskas labai paprasta, parašyta kreipkitės ten ir ten, aš atsidariau puslapiukus, vieniem paraiškėlė, kitiem, tretiem. Ir taip kažkaip net nustebau, taip dar pildau paraišką, likti kažkur nuėjau kavos pasidaryti, ten langas užsidarė, kol kavą darausi, čia jau skambina, sako, jūs čia nebaigėt paraiškos pildyti. Galvoju. Jau žino, kad jums reikia pinigų, jau klausia, kodėl persigalvojat. Tai iš ties ir dabar kreipdamėsi verslai su Invegos priemonė perspektyva gali gauti finansavimą. Tai kokia buvo jūsų priemonė? Tai mūsų priemonė buvo avietė. Aš, vėlgi, iš pradžių nebuvo taip, kad aš ieškojau, kur čia ta avietė, ir paskui mes ją gavom. Iš pradžių buvo taip, kad pažiūrėjau, avietė, čia sutelktinis finansavimas, galvoju, ne, čia sutelktinis, tai čia ne mum, kas čia dabar
inovacijų kūrimo verslas, galvoju, čia sutelktinis, nesupras žmonės, tai ne. Bet kažkaip gavosi, kad tiesiog užpildžiau aš ten paraiškėlę, mums patvirtino finansavimą, aišku, ten tos dokumenčiukus suteikėm, viską pateikėm, nemažai ten tų dokumentų, bet viskas labai ganėtinai paprasta, pateikė viską ir paskui aš taip jau retrospektyviai žiūriu, taigi čia ta pati avietė. Čia ta pati avietė pasirodo, kuri nėra tokia neaiški, kaip atrodė iš pradžių. Tai tas labai smagu. Dabar Super-How ne tik dirba kaip mokslinė inovacijų laboratorija, taip, bet ir gamina startuolius. Iš principo taip, jo. Tai lipdom, gaminam. Vėlgi, ieškojom to savo identifikatorius. Galvom, mes čia turbūt venture builderiai. Paskui galvom, ne, turbūt startup studio. Nes Lietuvoje iš tikrųjų nelabai populiarus turbūt modelis, toksai, gaminti tuos startuolius. Yra pas mus du vienaragiai, kurie gaminasi tuos savo startuolius viduje, toks labiau tas corporate startup niša, o čia mes gavosi taip, kad iš tikrųjų iš poreikio mūsų klientų ir rinkos, pamatėm, nes vėlgi, kai tu darai inovaciją, tu darai didžiulę, platesnę apžvalgą ir žiūri, kas jau yra nuveikta rinkoje ir kai tu matai, kas yra nuveikta, tu matai, ko trūksta, kas yra nepadaryta. Ir aišku, pirmiausia, mes pasiūlom klientams, sakom, bet žiūrėkit, pasidarykit tą, nes bus poreikis, ir galų gale, kai tu trečiam klientui siūlai tą patį ir jisai sako, kad ne, čia neįdomu, tai tada mes susėdam tarpusavį su partneriais ir sakom, pažiūrėkit, mes turim įdirbį, tas padaryta, knowledge'o surinkta, reiškia, tą gap analizės pasidarom, viską pasidarom ir jūs sakom, yra niša, darom. Ir viskas. Ir tokiu būdu kepam tos startuolius, kepam pasislėpę, jau nuo 19 turbūt metų, taip drąsiai galiu sakyti, kad labai nebuvo ką dar rodyti, nebuvo ką viešinti. Taip sutapo, kad šiemet, čia praeitą savaitę vyko Startup Fairas ir jau mūsų tie du iš 5 startuolių jau jie išlipo iš mūsų to Startup Studio marškinių ir išaugo ir dabar akceleruojasi, jau renka pinigus, gavo investicijas. Tai mum tai yra validavimas, kad kažką turbūt teisingai darom, tai aišku, tam, kad galėtumėm toliau tokiu pačiu tempu judėti, tai vėlgi, ieškosim finansavimo mūsų tam jau Startup Studio kampui, nes, be finansavimo sunku kažką padaryti. Taip, dabar klausant apie tokius didelius projektus ir apie kepamus startuolius, panašu, kad jūsų komanda turėtų būti labai didelė. Tai kiek dabar turite specialistų? Tai jo, šiandien dieną yra 45 žmonės, dirba viduje, 43 berods pagal darbo sutartis, kiti yra kitokiais pagrindais, bet jo, ta komanda yra nei didelė, nei maža, nežinau, kol kas neperlipom mažo vidutinio verslo, tos kartelės, tai vis dar esame mažas verslas, bet aš manau, kad kaip inovacijų kūrėjams, tai kadangi didžioji dalis šitų mūsų talentų yra mūsų pačių viduje išauginti, išugdyti iš tikrųjų kompetencijų žmonės, kurie realiai kūrė tas inovacijas, tai mes labai džiaugiamės, kad iš jų taip drąsiai galiu sakyti 85% tikrai tiesiogiai dirba su inovacijom. Tai yra tikrai nemažai, nemažai. Nuo 18 metų, kai dar dirbote patys įkūrėjai be darbo užmokesčio iki dabar, kuomet užauginote ir talentų, vis tiek buvo turbūt ir tokių pakilimų, ir nusileidimų, kokių pamokų, arba ką darytumėt galbūt kitaip, kad būtų, sakytumėt dabar, viskas galėjo būti sklandžiau. Taip, tai iš tiesų, jo, ir tų pakilimų, nusileidimų visada yra, puikiai visi žino iš ekonomikos dėsnių, kad ir būna cikliškumas yra.
Tai iš tikrųjų, na, mūsų savo patarimai galėtų būti tokie, kad, na, reikia turėti likvidaus kapitalo, na, tai yra, ta prasme, likvidumo, kaip čia, pagalvę ar tą tokį balansą, ne, kad na, bent jau 3-6 idealų atveju mėnesių, ne, ranvėjų. Tai aišku, kai jeigu taip žiūrint pas mus išlaidų per mėnesį 120 tūkstančių, tai tas kapitalas turėtų būti išaldytas, jo nemažai, bet tą reikia turėti, nes iš tiesų tai rinkos ekonomikos dinamika rodo, kad reikia pagalbę turėti ir versle, o iš kitos pusės, na, tai su talentais mūsų turbūt vėlgi pamokos, pabandymai tokie, mes turėjom hipotezę išsikėlę, kad, na, su jaunais talentais, jaunų ugdymų kaip ir, na, tą dalyką žinom, viskas aišku, kaip tą daryti, pabandėm, na, mūsų ta sėkmės istorija veikia, galvom, pabandysim galbūt kaip čia, sutrumpinti kelią, nes, na, tas užauginti talentą vis tiek pusės metų darbas yra. Tai kol žmogus jau gali pradėti generuoti, na, kaip čia, grąžą pagal iš savo kompetencijų. O pabandėm padaryti, na, nukirst kelią ir galvom, paimsim senior žmonės, na, tos labai patyrusius jau programuotojus, na, tai pabandėm čia ir su Java, ir čia su visu, nu, iš įvairių sričių pabandėm ir iš tikrųjų matom, kad labai sunku yra, nes žmogui labai sunku yra, turbūt čia iš asmeninės prizmės žiūrint, na, jisai dirba darbą ir supranta save kaip senior žmogų, kaip aukšto lygio specialistą ir staiga jį įmeti į naują sritį visiškai, kuris turi jaustis, na, tas junioras, na, arba na, nes kitaip tu neišmoksi, tu pirmiausia turi pamiršti tai, ką tu turėjai ir tada naudodamas tik tai savo minkštuosius, na, soft skillsus, įsisavinti, išmokti naują temą. Ir tas yra labai sunku. Mes matom žmonėm, tiesiog tas virsmas yra labai, labai sudėtingas. Vėlgi, kartais, na, mes per save, kai praleidžiam, na, reiškia, su partneriais, ne, kadangi, na, mes tą virsmą patys savo turėjom, nes visi dirbom skirtingose srityse, tas blokų grandinės, jos neatsirado lygioje vietoje, o tiesiog vieną dieną supratom, kad staiga mes jau čia dirbam. Tai galbūt tokios patirtis, kur nu, nelabai smagu, kad nepavyko su seniorais, dar bandysim tikrai, ieškosim būdų. Dar seniorai, tegul žiūrintis mūsų laidą, nenusimena ir galės dar patekti į Superhau. Tai va tokias patirtis. Gerai, Vytautai, šiaip labai iš tikrųjų jūsų įdomus darbas ir nuolatos dalyvavimas ir galvojimas apie inovacijas. Pasakykit, na, ties kokiu, pavyzdžiui, dabar projektu dirbate, kas būtų ta pavyzdys realus? Realus pavyzdys, ne? Tai jo, kadangi projektų spektras labai platus, bet taip suprantu, apie inovaciją kalbama, ne? Tai tarkim dabartinis smagus projektas yra Portugalų kolekcinė moneta. Ne? Tai vėlgi, kadangi esam darę kelias monetas, viena didžiausia iš jų tai buvo Lietuvos banko LB Coinas, kur tuo metu tai buvo, na, pasaulinio lygio inovacija, nes nei vienas bankas nebuvo pasidaręs tokio dalyko, niekas tuo metu, na, tokio dalykų neturėjo dar, kadangi pradėjom dirbti 18 metais, kai net apie NFT žetonus mažai kas žinojo, o tai buvo ta technologija, ne? Tai na, pagal tą sėkmės istoriją dabar portugalai vėlgi į mus kreipėsi, sako, o gal čia galit padėti, galim, žinoma, kodėl ne. Ir iš tikrųjų suburta komanda, kuri daro, na, vėlgi, tokio paties produkto tu nebesukursi, nes sąlygos yra pasikeitusios, jeigu tu nori nereplikuoti kaip čia, zero to end principas, ne, o jeigu tu nori kurti tikrai inovaciją zero to one,
tai tu turi, tai tas produktas tikrai yra kitas ir kitoks, ir kitokia infrastruktūra, kitokia architektūra, marketingas, viskas kitaip, bet idėja ta pati. Tai vėlgi atėjo portugalų mintas, ta monetų, kaip čia, monetų namai, sako, norim tokios inovacijos, bet nežinom kaip. Na ir mes tada per visą tą savo inovacijų, reiškia, tą bazę prabėgom, išsiaiškinom verslo poreikius, susidėliojom, kaip integruoti pas juos, ką sukurti. Iš tiesų, turbūt labai, galėčiau paminėti kaip nuostabią inovaciją, vėlgi, tas mūsų vienas iš startuolių, Axiology, tai mes ties juo dirbom nuo 19 metų, procesas irgi yra ilgas inovacijos kūrimo. Mes pirmiausia pradėjom dirbti su instituciniais klientais, tai su Nasdaqu, turėjom kelis workshopus, kaip galima būtų paprastinti, automatizuoti tam tikrus vertybinių popierių apskaitos procesus. Ir tuo metu tai tiesiog pamatėm, kad ta inovacija yra šiek tiek per anksti, mes visą tą dalyką pasidėjom į stalčiuką ir vat šiemet, tai yra pernai 22 metais, kai ES brandos lygis su blokų grandinėm priėjo tam tikrą kritinę ribą, atsirado taip vadinamas DLT pilotinis režimas, kur leido instituciniam rinkos dalyviam dalyvauti, naudojant blokų grandinės, dalyvauti, reiškia, kapitalo rinkoje. Mes sakom, nuostabu, mes turim įdirbį, išsitraukiam iš stalčiuko ir susidėliojam, vėlgi pritaikėm dabartiniam rinkos sąlygom ir tai gavosi nuostabus pavyzdys, kaip iš tikrųjų mes papuolėm tarp 6 pasaulyje inovacijų kūrėjų, kurie visam pasaulyje, kaip Europoje, bet tuo pačiu ir pasaulyje, reiškia, kurie aplikuoja į šitą pilotinį režimą ir štai, pakeliui ateina inovacija, kuri dar šiuo metu yra to inovacijos kūrimo stadijai, nors jau minimalus produktas kaip ir yra, bet tai, jeigu du tokie, aišku, pavyzdžių yra daugiau, su menu, tai su menu irgi yra puikiai inovacija, yra projektas, mes iš tikrųjų tai kuriam skaitmeninio meno archyvo konceptą, kai tokenizuojame meno kūrinius tam, kad juos galėtumėm paversti į tą nekintamą nuolatinį archyvą ir paskui padarę jų tą skaitmeninį dvynį, skaitmeninį atvaizdą, tada jau galima jungti tą ekonominį aspektą ir jau ten toliau inovuoti ekonominėje erdvėje. Bet vėlgi, taip kaip pirminė inovacija, tai yra arttechas, tai yra meno technologijų inovacija, kurioje paskui kažkada eigoje atsiras ir ekonominis aspektas. Tai, Vytautai, gali jūs kreiptis įmonės tos, kurios nori įdėkti kažkokią inovaciją, jūs patys iš to poreikio ir matydami ir darydami įvairiausius tyrimus kepate startuolius, bet ar gali pas jūs ateiti žmogus, turintis labai gerą idėją, gal jisai jau kažką yra irgi ištyręs, išžiūrėjęs, bet jisai neturi pakankamai resursų tam startuoliui paleisti? Taip, tai mes nuolat susitikinėjom su žmonėm, turbūt, čia toks, gal nežinau, čia mūsų savybė gera ar bloga, bet mes stengiamės su beveik visais žmonėms susitikti, kas tik tai kreipiamėsi, iš tikrųjų pašnekėti. Galbūt mūsų, gal tam žmogui, pavyzdžiui, to pokalbio ir pilnai užtenka, kad jisai galėtų išjudėti ir surasti savo kryptį, bet iš tikrųjų ateina žmonės ir su idėjom, ir su savo, kaip čia, profesiniam savybėm pasikalbėti, ar tai būtų marketingistai, ar CTO, ar dar kažkas, kur mes, ar verslininkai, neseniai pardavę savo verslus ir ieškantis, kur galėtų investuoti. Tai iš tikrųjų mes kartais jaučiamės tokie kaip tie konektoriai, kaip komunikatoriai, tarpininkai, kurie galim kartais ir padėti surasti, vėlgi, puikus pavyzdys, mūsų Whistle projektas, kitas inovatyvus, appsas, kur atėjo žmonės, sako, žiūrėkit, mes čia darom tokį appsą, čia iš kalbos išėjo, pasikalbėjom, kad pasirodo, jie daro tai, ką mes darėm prieš 1,5 metų ar 2 metus,
Na, puiku, sakom, va, pažiūrėkit, va, yra šitiek padaryta, mes jums duodam, prašom, sukertam rankom, jūs važiuojat, mes galim padėti, pabekinti iš technologinės pusės. Na, būna kartais, kad netgi žmonės ateina, sako, norim susirinkti investiciją, ne, reikia šiokios tokios pagalbos, mes kažkiek, kiek ten galim jau ten skirti to savo laiko, padedam, sudėliojam, jiem padedam iš tikrųjų gauti kapitalo ir paskui tada galim tuos pinigus panaudoti inovacijos kūrimui kartu. Ačiū Vytautai, kad atėjote į mūsų laidą ir papasakojate apie inovacijas ir apie tai, ką daro SuperHow. Aš net nebejoju, kad po šitos laidos gausite dar kvietimų ir į paskaitas, ir į susitikimus. Tai tikiuosi, kad tai turės ir jums kažkokio dar papildomo inputo. O aš dar primenu mūsų žiūrovam, kad galite inovatyvūs verslai kreiptis į Invega ir pasinaudoti priemonę perspektyvą. Taip pat būtinai prenumeruokite Invega naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas pirmieji. Iki pasimatymo.